Tai jūs žino, kad aš turiu labai stiprią nuomonę viskam. Pirma buvo ledai, paskui buvo dripsniai, dabar mes turim surelius. Aš paprašiau Instagrame, kad jūs man parašytumėt, kokie yra jūsų mėgstamiausi sureliai ir jų skoniai. Buvo žiauriai daug pasikartojančių atsakymų, todėl aš išrinkau pačius jūsų mėgstamiausius surelius. Ir šiandien aš juos visus sureitinguosiu pagal savo skonį. Nes tai yra vienintelė teisinga nuomonė Lietuvoje. Štai mano 20 surelių ir mes pradėsim nuo visiems puikiai žinomo surelio ir tai yra nykštukas su vanile. Arba kaip pieno žvaigždės mėgsta sakyti, nykštukas su vanilu. Aš pirmą kartą matau tokį išsireiškimą. Nuostabus surelis. Aš manau, kad šis nykštuko vanilinis surelis yra visas pagrindas šito pakopų sąrašo, bet jis yra tikrai geriau nei C, todėl aš jam duosiu solidų B. Keliaujam toliau su nykštuku ir mes turim nykštuko šokoladinį. Žiauriai populiarus surelis, buvo labai daug komentarų, kurie prašė, kad aš jį įdėčiau. Paragaukim. Kai aš buvau dar mažas berniukas, visiškai nesubrendęs, nei karto dar nebendravęs su moterim, aš valgydavau šitus surelius kiekvieną dieną, jie buvo tikrai mano vieni mėgstamiausių, bet jie turi vieną mažą minusą, kurį jūs turėjot pastebėti. Kai jūs tik suvalgot šitą surelį ir dabar, kai išgirsit, parašykit komentarus, ar jums taip pat būna, jūs jį suvalgot ir jūs po to jaučiat kažką giliai savo gerkliai, lyg kažkas būtų sulipę tenai. Todėl, kad ir kaip aš norėčiau jam duoti A, aš turiu jį numest iki B, vien dėl šito dalyko. Bet nesijaudinkit, viskas yra gerai, nes nykštukas išperka savo kaltę su braškiniu savo sureliu. Dabar šitas mane nustebino, nes aš mačiau gal tik tai vieną ar du komentarus, kurie paminėjo šitą būtent nykštuko skonį ir aš nesuprantu, kas jums visiems blogai yra. Tai yra skaniausias surelis iš visų surelių. Jeigu jūs nesutinkat, jums reikia pas gydytojus. Jis nepalieka to šūdino šrikštaus skonio gerkliai, kaip padaro šokoladinis. Jis yra labai skanus ir aš manau, kad jis tikrai nusipelnė S. Tai yra pirmasis mūsų S surelis ir mes viską reitinguosim toliau pagal jį. Toliau mes turim nykštuką su migdolais ir vanilu. Bamba. Kur aš pamečiau tą surelio gabaliuką? Nėra daug ką pasakyti apie šitą surelį, jis yra grinai kaip vanilinis, bet su migdolais. Kas, mano manimu, nėra geras sprendimas. Sureliai nėra sveikas maistas ir davai nebandykim jo tokiu paverst. Šitas surelis gauna D dėl durno sprendimo. Bet viskas gerai, nes nykštukas grįžta su dar vienu puikiu skoniu, tai yra nykštukas su kondensuotu pienu. Visą gyvenimą vengiau šito surelio, nes aš nesu pieno produktų mėgėjas, man nepatinka viskas, kas yra su pienu ir taip toliau. Bet šitas yra išimtis tikrai. Jis tikrai nėra toks nuobodus kaip vanilinis, jis turi įdomesnį skonį, daugam jis labai patinka, labai daug kas paminėjot, todėl aš manau, kad jis tikrai nusipelnė solidaus A reitingo. Gerai, bet dabar va čia ateina mano visas nepasitenkinimas. Kas yra čia? Va čia nykštukas padarė blogiausią sprendimą savo gyvenime. Kad ir kas parašėt, kad čia yra jūsų mėgstamiausias surelis, jūs tėvai labai blogai išauklėjo. Jis turi tą tokį šlykštų per saldų skonį. Aš net nežinau, ką reiškia rožinis velvetas. Kas tai? Ar tai uogas? Ar tai tortas kažkoks? Čia yra šūdas. Čia yra blogiausias surelis, kokį aš suragavęs gyvenime. Tai yra F. Mūsų pirmasis F. Gerai, nykštų, kas čia? Ar tu tiesiog bandai būti Uriga, populiariausias surelis su aguonom, tiesiog bandai nukopijuoti jį? Mes prie jo dar prieisim vėliau. Gerai, kas iš vis yra sureliai su aguonom? Vat apie šitą pakalbėkim. Aš gyvenime, visam savo gyvenime nesu ragavęs surelio su aguonom. Gal aš kažko nesuprantu, gal aš nepagaunu hypo viso to, bet dabar man tektų jums prisipažinti, kad aš nekenčiu varškės, nes tai prieina prie pieno produktų. Jeigu aš jausiu kažkokį varškės šlykštų skonį, viskas, čia jau yra didžiulis minusas. Ei! Kur skonis? Jis be skonio. Jie tikriausiai paėmė varškę, pridėjo aguonų, viskas, imkit, sako, valykit. Ne! Jūs padarė didžiulę klaidą dabar. Bet aš negaliu duoti F, nes jis nėra toks šlykštus kaip Pink Velvet, todėl jis bus E. Ir štai su nykštuku viskas. Aš žinau, kad yra daugiau skonių, bet aš sureitingau tik tuos, kurias jūs parašėt. Dabar keliaujam prie surelio pasaką. Dar vienas pieno žvaigždžių produktas, kurį aš iš tikrųjų mėgstu. Jis tirpsta burnoje, jis turi tą aviečių skonį, dar net su šokolado gabaliukais. Iš tikrųjų suprantu, kodėl tiek daug jūsų jį mėgsta. Man jis irgi labai patinka, gal ne tiek daug kaip nykštuko braškinis, bet ženka, aš manau, kad tai yra tvirtas S. Tikrai nuostabus surelis, jeigu nebandėt, rekomenduoju. Antras ir paskutinis pasakos surelis šitam sąraše būtų pasakas su belgišku šokoladu ir želė. Jūs tikrai nesat pasakos surelių mėgėjai, bet šitie du jums labai patiko, todėl išsiaiškinkim kodėl.
Šitą aš gal kažkiek pagaunu. Gerai, čia nėra aguonos, bet jis manęs nenustebino. Jis man per daug primena vaikystę, kai aš kramtydavau savo snarglius, nes ta tekstūra yra lygiai tokia pat. Bet šiaip jis yra neblogas. C. Oi, palaukit. Kažko trūksta čionai. Sekantis mūsų sąraše yra jo sūrelis, kuris yra pieno žvaigždės. Pasakykit man, kodėl aš jo nerandu prekybos centruose ant lentynų prie visų sūrelių, kuris ir turėtų būti. Tai yra vienintelis sūrelis, kuris yra su sausainiu. Čia, kur jūs dar matėte tokį dalyką? Jo nėra. Pradėkim rašyti pieno žvaigždėm, kad jos sugrąžintų šį nuostabų sūrelį. Nes jis eina Yes. Ir aš žinau, kad jūs labai dabar norite jo paragauti. Toliau mano sąraše yra Pols. Pols Lietuvoje yra žinomi ne dėl savo sūrelių, o dėl savo ledų. Todėl jų sūrelis nėra su vanilė, o su plombyru. Čia yra blogiausias sūrelis, kurį aš suvalgęs visam savo gyvenime. F. Bet jie nesustoja, jie bando toliau ir tai yra Pols avietinis. Ir aš galiu iškart pasakyti, kad tai bus 100% toks pat gaidys. Fui, čia yra šlikštynė. Pols, jūs negalit gaminti sūrelių gerų. Jūs neturit tokių žinių. F. Dar vienas F. Aš negalvoju, kad aš tokį šlikštų sūrelį galėsiu valgyti. Ir spėkit, ką jūs mane duodat ramybės, nes jūs parašot dar vieną sūrelį Pols karamelinis. Ar mum Lietuvoje kaip visuomenė iš tikrųjų yra priimtinis šitie sūreliai? Gerai, žinom ką? Šitas gal yra vienintelis, kurį aš galiu priimti ir padėti šiek tiek aukščiau, į E, nes šitą jie kažkaip sugebėjo padaryti. Bet aš sakau, čia yra tik mano asmeninė nuomonė, Pols turėtų likti prie ledų. Čia lygiai tas pats, jeigu dabar koksai Martas Stankevičius pradėtų kelti ne vlogus, o kaip žaidžia Robloxą. Gerai, atsikratykim šitą iškart. Tai yra sūrelis su aguonom iš Uriga. Ar Uriga, aš nežinau kaip tarti jūsų pavadinimą. Jį paminėjo keli žmonės, aš nesu gyvenime jo ragavęs, bet išsiaiškinkim, kas čia. Jis toks nesureliškas, jis labai kietos tekstūros ir aguonas turi skonį šį kartą, jos prideda skonį, ne kaip su nykštuku. Aš taip nepagaunu šitą reikalą, aš nepagaunu sūrelių su aguonom. Aš nežinau, ar aš jam galiu C duoti. Čia yra D. Gerai, atsakykit man dar vieną klausimą. Ar čia yra sūrelis? Man kažkas parašė šitą. Kinder Pingui, aš nežinau, kas čia? Nu, tipo, čia nėra sūrelis, bet jis galėtų būti. Ir aš nežinau, kokį man dabar reitingą pagal tai duoti. Bet bliama, čia yra skaniau už pusę šitų dalykų. Aš tam duosiu B, nes jis yra iš tikrųjų skanus daiktas, bet jis nėra turbūt sūrelis. Atsikratykim dar vieno daikto šitą sąrašą, kuris šiandien netinka, tai yra Karums. Ar Karums šiandien su vanilė. Labai daug sūrelio, palyginti su šokolado aplink. Jis labai storas. Šiaip, žinau ką, skanus sūrelis, iš tikrųjų skanus vanilinis sūrelis. Bet, kaip ir sakiau, tokiem sūreliam, kurie yra vanilės skonio, aš galiu nieko daugiau duoti negu B. Ir tai mane priveda prie dar vieno vanilinio sūrelio, tai yra Magija. Šitas Magijos sūrelis yra visiems žinomas. Oi, o čia yra sunkus reikalas. Kuo skiriasi Magijos sūrelis, tai jo traškiu ir kietesniu šokoladu. Bet blembu jūs sušikot vanilinį sūrelį, kaip taip manoma padaryti. Jis nėra skanesnis nei už nykštuką, nei už Karums, jis iš tikrųjų eina netgi į C. Bet gal jūs išpirksit savo kaltę su Magijos šokoladiniu. Gerai, einu savo. Aš nežinau, kaip būtų iš tikrųjų, bet aš nemanau, kad jūs vaikščiosit su sulipusiu gomuriu po šitą. Bei iš tikrųjų šokoladas yra taip pat trapus ir skanus. Ir netgi geresnis už nykštuką. Čia bus tvirtas A. Galbūt Magija moka gaminti sūrelių su skoniu. Todėl išsiaiškinkim. Tai yra Magija su karamelė. Arba tiksliau su toffee. Aš nežinau, ar aš tą paėmiau. Oi, ne. Aš esu sakęs jau ankstesnėse video, kad man nepatinka karameliniai dalykai. Pirmas dalykas, man nepatinka karamelė. Reiškia, man nepatinka karameliniai ledai. Dabar į vieną susijungia karamelė ir varškė. Ir va čia mes turim problemą, nes aš dabar nežinau, jis tikrai nėra skanus. Jis nėra geras, iš tikrųjų blogesnis už sūrelį su aguonom. Čia yra E. Ir jūs man net nedrįskit rašyti nieko komentaruose apie tai, nes aš žinau, kad jūs norit. Dar vienas sūrelis su želė gabaliukais. Šitas, man rodo, Tomui labai patiko. Gerai. Šitam iš tikrųjų negaliu duoti šūdą, kokį daviau pasakos sūreliui su želė. Šitas iš tikrųjų nusipelnė gero B. Ir tada Magija grįžta su dar vienu skoniu, tai yra Magija Oreo. Kas iš tikrųjų nėra net Oreo, bet yra Oreo padelka. Nes tikriausiai kompanijos negalėjo susitarti dėl bendro produkto. Tikriausiai dėl to, nes čia bus šūdas. Blama, bet iš tikrųjų gerai, kvepia skaniai. Wow! Palauk. Wow!
Aš atsiimu visą, ką aš sakiau. Wow. Ir štai yra baigtas mano serialų terlistas. Ačiū kiekvienam, kuris parašė Instagrame savo mėgstamiausius serialius. Jeigu norit, kad pakartotume šitą dalyką su kitais produktais, būtinai prenumeruokit kanalą ir paspauskit patinka mygtuką, bei užsukite mano Instagramą Tikras Gustas, nes aš jūsų paklausiu to paties klausimo ir turėsit galimybę patekti video. Ačiū visiems, kad žiūrėjot, galit parašyti savo nuomonę komentaruose, bet man nerūpės.